Tai labas visiems. Ar kada nors jautėte, kad jūsų santykiai stringa dėl praeities nuoskaudų? Kad pasąmonėje sau patys trukdote susikurti laimingus ryšius? O kas, jeigu jūsų santykių problemų sprendimas slypi ne išorėje, o jūsų pasąmonėje? Šiandieną kalbėsime su hipnoterapeutu Vytautu Burduliu apie tai, kaip hipnozė gali padėti mums išmokti mylėti, atleisti ir kurti sveikus santykius. Ar tikrai galime perprogramuoti savo protą meiliai? Kaip išsilaisvinti iš pavydo, baimio ir emocinių blokų? Laikas sužinoti. Pasiruoškit, laukia įdomus pokalbis. Tai pradėsim nuo klausimo, Vytautai, kasgi yra pagrindinės skyrybų priežastis ir ar pakoregavus pasąmonę galima išvengti skyrybų ar nebūtinai? Labas, Eglė. Kad pakoregavus įmanoma to išvengti, tai taip, bet kad visi tą darys, tai čia yra jau toksai, sakykime, abejotinas klausimas, nes ten dažniausiai tai du žmonės turėtų spręsti šitą problemą, o ne vienas. Ir jeigu tik tai vienas eis dirbti su savo pasąmonė, tai tikėtina, kad kitas žmogus nedarys nieko. Jeigu du darys, tada bus labai gerai ir įmanoma sutvarkyti tą šeimą. Tai o šiaip pasąmoninis programos labai įtakoja žmonių visą tą šeimos šabloną, tai yra pirmiausiai nuo vaikystės, ypatingai, sakykime, moterys, jos, kada jeigu būna nemylėtos ar kažkokios tai nedamylėtos, jos stengiasi pabėgti iš šeimos ir kuo greičiau sukurti santykius. Ir dažniausiai bėga į tokius santykius, kurie nesuplanuoti, ne tas žmogus netinkamas ir su tokiu gaunasi, kad paskui po kažkiek tai laiko pradeda kentėti, vargti. Ir tenka skirtis dažniausiai. Tai tiek šiek tiek į tą temą. Gal kažkokio klausimo turi, aš daugiau pasiplėsiu. Turėčiau tokį klausimą ir kaip pasąmonė daro įtaką tam, kokius mes partnerius renkamės? Tai visiškai turbūt 100% įtakoja žmogaus pasirinkimą, kad jisai iki tų 7 maždaug metukų sudėta bazinė informacija, kai jisai matė savo tėvų šeimos šabloną, paskui televizorius, visokie filmukai ir panašus dalykai. Tai iš viso šito pasąmonė nelogiškai, bet jinai pritraukia arba renkasi tokį žmogų panašų, kas atitinka tos kriterijus. Ir gaunasi dėl to ir ne su tuo gyvena, su kuriuo turėtų gyventi, kaip sakant. O kaip per hipnozę, pavyzdžiui, galima atsikratyti tų destruktyvių santykių modelių? Tai reikia surasti pirmiausiai šaknį seanso metu, kad atsiradęs tas įsitikinimas, jį paleisti, pradirbti tą programą. Arba pasąmoninį demoną vadinamą ir keisti pozityvę, keisti įsitikinimą kitų. Tik tokiu būdu galima pakeisti, kol neatrasite, iš kur jis atsiradęs. Sakykime, kada ta regresija reikalinga, kada žmogui atrodo, kad tai yra praeitų gyvenimo patirtis, arba tai yra iš kolektyvinės pasąmonės, ten iš protėvių yra kažkoks tai įsitikinimas eina, arba iš to pačio televizoriaus, tai būtent jį reikia surasti, nuo kada jis atsiradęs, pats pirmas įsitikinimas. Ir tik patyręs, sakykime, tas specialistas, kuris dirba, jisai pats gauna pirmiau atsakymą negu klientas, jisai gali surasti tą tinkamą šaknį, kada tai atsirado ir ją transformuoti į pozityvę programą. Kaip sakant, netgi tie vadinami pasąmoniniai demonai, mokytojai yra dvilypiai. Kol jį mokina kažką, kas jam būtų naudinga, kol žmogus neišmokęs, jisai gali būti kaip kažkoks tai blogietis, o kada žmogus išmoksta pamoką, jis transformuojasi ir tampa gerietis, kuris padeda. Mūsų pasąmonė, kadangi vaizdiniais tik tai sugeba perduoti informaciją, tai jinai rodo gėrį ir blogį dažniausiai.
Tai va. Ir ar hipnozė gali pagerinti tarpusavio ryšį ir intymumą? Žinoma, kad gali pagerinti, tai aš tą pastebiu ir atsiliepimuose žmonių ir po kiekvieno seanso žmonės pasipasakoja savo kažkokias tai patirtis. Kai kurie netgi vienas žmogus pradeda dirbti ir sako, prieš tai aš galvojau skirti su tuo vyru, o dabar atsirado noras, reiškia, kartu draugauti, sako, kodėl tu anksčiau nekalbėjai su manim apie kažkokius panašius dalykus ir tie patys intymus susitvarko, nes jeigu, sakykime, būna ten atitinkamos patirtys kažkokių senelių ar protėvių, jie įtakoja šio dabartinį žmogų per tą vadinamą kolektyvinę pasąmonę, jisai atkartoja tą, ką žmonės vadina karma, tai ir yra, reiškia, atkartoja tas pačias programas. Jisai sąmoningai apie tai nežino, nesupranta, bet jį veikia pasąmonė ta programa. Tai tą pradirbus tikrai keičiasi labai stipriai. Visokios ten su anais galais susijusios įsitikinimai, jie pasileidžia ir viskas susitvarko labai stipriai. Jo. Ir o ką pats manote apie besąlyginę meilę tarp partnerių, tarp vyro ir moters? Turbūt besąlyginė meilė nelabai turėtų būti tarp vyro ir moters. Čia labiau turbūt yra iš to mūsų kūrėjo, mums kaip sukurtiem jo. Tai jisai mus myli besąlygiškai, reiškia, už nieką niekada nebaus. tą reikia suprasti, nes mes tik tai galim pasimokinti iš savo klaidų ir mes kaip tėvai turėtumėm savo vaikus mylėti besąlygiškai. O kad partnerė, tai čia yra, kada suaugusių žmogaus emocijos, tai tiesiog vienas kitu nemanipuliuoja, jeigu su juo yra viskas gerai, su juo malonu leisti laiką, jie tada bus kartu. Jeigu ten prasideda per kažkokias tai kažkokius širdies skausmus, manipulacijos, ten išeis, paliks, pavydas, tai čia yra vaikiškos emocijos, kurios yra užstrigę vaikystėje ir dėl to žmonės kankinasi. Kada užauga emocijos, tokių dalykų nelieka. Jiems tiesiog arba gerai kartu, arba jiems blogai kartu. Ir reikia, aišku, paaiškinti, jeigu matai, kad kažkas nepatinka, paėmė, pasakai, bet jeigu yra du skirtingi žmonės, vienas su suaugusiu žmogaus emocijomis, o kitas su vaiku, jiems bus sudėtinga sutarti ir jie ten, kokia čia gali būti besąlyginė meilė, neįmanomai. Tai kaip jūs jį galite mylėti, jeigu jis sėdi šnapsą geria, pavyzdžiui, vyras, arba moteris sėdi, depresuoja, guli, į lubą žiūri, jūs ją besąlygiškai myli. Tai yra savas apgaulė, jūs tą darydami tiesiog apsirgsit kažkokiom ligomis. Geriausiu atveju. Bet taip žmonės prisiklauso, protingų dėdžių, tetų apie besąlyginę meilę ir paskui ir kankinasi. Tai čia ta vadinama šizoterika, kada žmogus jisai meluoja savo, apie ką mes ir kalbame, yra ta gerklės vadinama, kaip ten vadina, čakra, arba reiškia tas, kas už teisybę atsakinga. Ir kada žmonės turi neteisingą informaciją, jie savo meluoja ir tada jaučia guzą gerklėje, kažkokį net seilės ryjant, kemšasi, stringa, atrodo, tokių pojūčių gali pajausti. Tai čia yra melas savo, kada žmogus jisai negali pripažinti kažkokios tiesos. Jisai jam pasakyta, kad taip turi būti, jisai tuo tiki ir jisai kankinasi. Čia irgi visą tai pereina tas vadinamas lėtinės ligas, tas melas savo. Visi šitie klaidingi įsitikinimai, jie pereina į lėtinės ligas arba į kažkokius tai fizinius negalavimus, reiškia. Tai O ar hipnoterapija gali padėti paleisti praeities santykių skausmą? Padėti gali, man tiesiog tas hipnoterapija, čia yra tik instrumentas, kurį reikia mokėti valdyti, nes darbas su pasąmonė, tai nereiškia hipnoterapija. Tai yra, kas yra hipnoterapija, tai tik įvesti žmogui pakeistą sąmonės būseną, labiau galbūt taip eitų apibūdinti. Nes žmonės labai dažnai turi klaidingą įsitikinimą, kas tai yra ta hipnozė ir
jie galvoja, kad taip kaip per televizorių rodo, reikia žmogų išjungti, ten ant kėdžių paguldyti ar kažkokiu svareliu ten siūbuoti, ir tada jisai bus neveiksnus. Visiškai klaidingas įsitikinimas. Mes dirbam su sąmoningu žmogumi. O dabar, kad ar galima, koks ten buvo klausimas, pamečiau jau mintį. Ar galima padėti paleisti praeities santykių skausmą? Taip, paleisti visą praeitį galima pradirbti, jūs jos neužmiršite, jūs ją sąmoningai žinosite, kad jinai buvo ta patirtis, bet ją galima padaryti, kai jinai būtų neutrali, reiškia, jūsų niekaip neveikti. Jūs savęs negraušite, jūs apie tai negalvosite ir tai bus nulinio lygio emocija. Kas ir yra, pavyzdžiui, vieną pavyzdį galiu paduoti. Jeigu vyras buvo neištikimas moteriai arba atvirkščiai, ir jeigu jūs gyvenat su ta tokia neištikimybės emocija, žmogus jisai sąmoningai stengiasi užmiršti, jisai gali ten 20-30 metų arba visą gyvenimą gyventi su ta emocija ir atitinkamų momentų, kada jam kažkas panašaus, ten atsiras kažkoks tai spindulėlis, kuris primena tą emociją, kažkas atrodo, kaip nubėga, atneša kaip failą tokį ir paduoda. Ir žmogui iš karto vėl skauda, jisai vėl grįžta į tas emocijas, į tą savo patirtį ir vėl jam kažkokia skaudulys ir, reiškia, galim pavadinti, nuteka energija. Iš tiesų tai labai blogai žmogus jaučiasi. Ir šitą pasiekmė, tokios netgi neištikimybės pereina į fizinius negalavimus, dažniausiai tai su lytiniais organais ligos. Tai tokį galima neutralizuoti arba netgi ten, kaip pavyzdys, tai čia viskas įeina į tai, netgi išprievartavimai, kuriuos irgi galima neutralizuoti iki nulio. Tiesiog žinos, kad tai įvyko, bet neveiks jos toliau tos moters arba vyro. Nes yra tokių dalykų, kada žmogus prisimenam, gali net per koją skirsti, atjungia, krenta žmogus ir antiek tai yra jam buvusi, tai yra epilepsija. Įsijungia šitas, kada nepradirbta ta vadinama tokia emocija, ta visa trauma. Tai šitą irgi reikia būtinai pradirbti netgi. Jeigu nenorite pasiekmių po kokių 20-30 metų, kada bus fiziniai negalavimai, kuriuos jau tada teks kreiptis į medikus ir jau nebeapseisit be visokių pjaustymų ir kitokių dalykų. Tai va. Tikrai taip. Ir kaip hipnozė gali padėti sumažinti pavydą ir pasitikėjimo trūkumą? Pavydas tai vėl čia ta pati vaikiška emocija, kada mes užauginam emocijas, tai yra žmogutį užaugini, sugrąžinus tą vadinamą sielą, čia yra tiesiog, kadangi pasąmonė dirba nelogiškai, mes padarom atitinkamus procesus, kuriuos mes žinom, kaip tai padaryti. Žmogaus emocijos užauga, jos palaipsniui. Žmogus pradeda sąmoningėti, tos užstrigusios emocijos paleidžiamos ir to pavydo nebelieka. Tada netgi ta pavydo emocija, jinai sukuria žmogui situacijas, reiškia, jeigu jis įsitikinęs, kad tas kažkas, tai tarkim, moteris ar vyras neištikimas, jis visą laiką tokioj būsenoj gyvena, su tokia kirba mintis, ta vaikiška emocija užstrigusi, ten velniukas kiša tą mintį, kad greičiausiai neištikima, reikia noras tą telefoną pačiupinėti, gal ten užtruko darbe, ar dar kažkur, tai gal kvepalus kokius, ar lūpdažį, ieško, žodžiu, priežasčių. Ir automatiškai anksčiau ar vėliau sukurs tą situaciją, kada žmogus turės pateisinti tą įsitikinimą. Taip turi nutikti, nes yra ta tokia būsena, reiškia, dėl to pavydo. Tai šitą irgi galim užauginti ir jisai nebebus. O koks ten buvo antras dar klausimas iš to pačio? Pavydas ir kokia emocija? Pasitikėjimo trūkumą. Pasitikėjimas taip pat, jį reikia keisti, pradirbti tą situaciją, kada vaikui buvo palaužtas pasitikėjimas arba numuštas, jį ten dažniausiai tai arba jeigu turi suaugusių brolių, kažkokių vyresnių arba kažkokie bendra, vaikai, kurie auga kartu, jie žemina ir panašiai, jie numuša kažkuriuo momentu tą pasitikėjimą. Tai reiškia, ten pasako, tau nepavyks, dar kažką ir vaikas pasąmoniai padaro išvadą. Ir paskui jinai lydi į visą gyvenimą. Kol tą nepradirbsi šitą situaciją, kuri nutiko,
kol ją neneutralizuosi, va tą būtybę neišleisi arba tą pasąmoninę programą, tol negalėsi parsiųsti naujos. Tai reiškia aukštos savivertės, pasitikėjimų, meilės savo ir panašių dalykų. Tai bet reikia pirmiausiai pašalinti, kas neduoda parsiųsti. Tik tai tada galima bus pakeisti, atstatyti tą. Nu ir automatiškai paskui palaipsniui žmogus pradeda jaustis, pasitikėti savimis, jis supranta, ant pojūčių visą tai jaučiasi. Kadangi mes tą patys praėję, kuo puikiausiai tą galim pakomentuoti, nes pirmiausiai mes dirbom su savimi, kad susitvarkyti savo tas programas, kad žinoti, kaip tai veikia. Tai vat. Ir kaip pradėjau pokalbį, tai pats pirmas klausimas buvo, kokios skyrybos priežastis, tai vat, ar tą pavydo jausmą galima priskirti prie skyrybų priežasties dažnos? Viena tik tai iš priežasčių, sakykime, nes yra čia kur kas daugiau šitoj sistemoje spragų, kurią reikia taisyti pas kiekvieną žmogų. Tai yra, reiškia, vyrai, kurie auginami mamų dažniausiai, tai yra, neišvengsime, to mamos augina. Paskui darželį vėl auklėdavo moterys, mokykloje vėl moteriškas kolektyvas. Ir dažniausiai tai programuoja tą vyrą būti va tokiuo, paklusniu ir labai, sakykime, reiškia, komandų vykdytojų moterį patogių daiktų paprastai programuoja. Ir vyrai tiesiog jiems atrodo, kad tai natūralu, nes jie tai padaryti. Ir jie dėl to blogai jaučiasi. Ir kai pradeda dažniausiai tokiuose santykiuose atsiranda vaikai, nes tos moterys irgi lygiai taip pat jos ten savivertės nėra. Yra bloga savijauta, jie stengiasi pabėgti, čia grįšim prie to pačio pirmo klausimo, stengiasi pabėgti iš to šeimos savo, nes ten jom blogai buvo, ten dažniausiai visi tie mūsų seno, sakykime, sukirpimo visos to šeimos, dažniausiai buvo, ten tėvas išgerinėjo, mama vilko visą ant savęs kažkokias, tai, dar anksčiau buvo lengviau gal tie darbai, kur, ne tai, kad lengviau, bet jie buvo bent jau parūpinti žmonėm, jie galėjo tiesiog tą, ką užprogramavo, jiems visą laiką buvo paskirta kažkokia darbo vieta. Bet vis tik jie visi blogai jautėsi, dažniausiai ta depresyvi savijauta, tai gal nepripažino to, daugiau dirbo, stengiasi ten visokius daržus ir viską ir užsimirždavo. Nes praktiškai visa ta senesnė karta, jie negali ramiai sėdėti, jie visą laiką blogai jaučiasi. Jie turi nors ką nors kapstyti, krapštyti, valyti stalą ar ką nors, kad tik tai užsimiršt. Arba rūkyti, arba televizorių žiūrėti, kažką tai tokio daryti, kad tik tai pabėgti nuo pačio savęs. Tai kada tokia šeima subėga į krūvą, jie nėra gyvenimo jokio tikslo, nėra jokios ateities planavimo dažniausiai. Ir kai atsiranda vaikas, tai moteris pirmiausiai pas ją atsiranda tikslas gyvenimo, kad tą vaiką reikia užauginti, jo pasirūpinti, čia jos dabar misija. Ir automatiškai vyras eina į kažkurį tai planą, nežinau, ar į 2, ar 3, ar 4, bet jisai tiesiog būna atspirtas į šoną, jam tada nereikia, dažniausiai ten dingsta visi lytiniai santykiai, reikia tik tai lieka jisai kaip aprūpintojas viskuo, tai uždirbti o tas vyras, kadangi jis programuotas, tų moterų būti patogiu, jis net nesugeba ištransliuoti, kad man blogai, aš nebeturiu savo moters, jis tada pradeda ieškoti pašonėje kažkokiu tai santykiu, nes, fiziniai vis tiek viskas veikia ir žmogui reikia. O moterim dažniausiai to nebereikia, jos vaiką gavo ir turi dabar savo žvaigždę, kurią turi užauginti. Ką mes pastebim, kad jeigu ten dar tas vyras nepabėga anksčiau, visą šitą pajutęs, tai dažniausiai jisai arba geria tokio šeimoje, arba jisai ieško pašoniai kažkokių santykių, o kai tas vaikas užauga pilnametystės ir pats pradeda tą visą šabloną pamatęs, jisai lygiai taip pat kuria savo šeimą, kuo greičiau pabėgti nuo tokios šeimos, tai motinai dingsta, štai kur vaikas užaugo, išėjo, labai dažnai tokios moterys ateina į konsultacijas,
reiškia, jom dingsta visas gyvenimo tikslas, nes jau vaikas užaugo ir išėjo, bet jau santykių jos tai nėra, nes vyras jau arba jisai nusigėręs, jau jam ten niekas nebefunkcionuoja, jis jau nebetraukia ta moteris jo kaip moteris, nes jis jos neturi jokio interesų. Arba jis tiesiog yra pabėgęs ir jau gyvena laimingai su kita, kuri jau galbūt užauginusi vaikus ir jie va, ten sukuria tą šeimą, kuri po to jau, tai dažniausiai mes tą ir matom, kad antra, ten trečia santuoka, žiūrėkit, pas juos jau viskas gerai, nors prieš tai taip nebuvo. Tai kažkokias daro išvadas, kažkokias susirenka patirtis, galbūt ta moteris nebeturi tokių kažkokių psichotraumų iš vaikystės ir jiems daug lengviau visą tai daryti. Tai vat, dėl tokių dalykų ir yra ir tos psichotraumos vadinamos, kurios sukelia į tos pavydus ir viską, ir labai daug kas įtakoja. Tai kiekvienam reikia pataisyti finansų, santykių, sveikatą, reiškia visus teisingus įsitikinimus visais tais 3 klausimais. Kiekvieno, kurį paėmė. Dėl to neužtenka to vieno seanso pasitvarkyti ir visi tie, kurie tikisi, kad greitai lengvai pavyks, bet jie ir turi nusivilti, nes nesigauna visą tą vaikystės patirtį pradirbti labai greitai. Ar įmanoma disfunkciniai šeimoje užaugus paskui sukurti gražius santykius? Neprasidirbus pasąmonės, pavyzdžiui. Būna tokių variantų išimčių, kurių, sakykime, galbūt, pavadinkime, imunitetas stipresnis, jisai ignoravo visą tą informaciją, kurią matė, jis iš to nesimokino, gali būti, kad jisai tiesiog nebuvo paveiktas, arba būna taip, kad 2 vaikučiai vienoje šeimoje augo, sako, mano sesė vienaip gyvena, o aš kitaip, aš vargstu, pas mane ten alkoholizmas, aš vyro neturiu, arba ten kažkas panašaus, o mano sesuo, jinai visai kitaip gyvena, nors toj pačioj šeimoje gyvena. Tai viskas priklauso nuo, pavadinkim, galbūt nuo to imuniteto arba sielos, kuri ateina čia ir jinai galbūt kitą misiją turi. Apie ką kalba, kad vienas ten šeimoje būna tas toksai dvasiškai, kažkoks tai ieško atsakymų, jisai kažkur bando tobulėti, prasidirbti, jisai kažko ieško. Tai dažniausiai tai yra pati stipriausia siela, kuri ateina į tą šeimą ir jinai, reiškia, bando sutvarkyti visą tą jovalą, kurio ta giminė prisidirbus yra. Ir tai jie turėtų padėkoti už tą pagalbą, o ne tai, kad jį ten smerkti, žiūrėti kaip į kvailį kažkokį. Nes čia mes vis dėlto ateinam kažkokias pamokas išmokti ir mėgauti šito gyvenimo, nekankintis. Bet dažniausiai, kurie ieško pagalbos ir kažkaip bando pakeisti savo gyvenimą, tai ir yra badomi pirštais ir vadinami kvailiais, kad jie ieško kažkokių tais atsakymų. Tai apie ką ir kalbu, kad jie nėra kvailiai, tai yra būtent atėję daryti gerą darbą. Bet dažniausiai kiti, kurie to nesupranta, yra sistemoje, tie visi ten tie pykčiai, liūdesiai, nusivylimai, jie gyvena, kaip vadinamose žemose vibracijose arba tiesiog tose vaikiškose emocijose. Jiem tas yra nelabai suprantama, kas tai yra tas sąmoningas darbas su savo pasąmonė, kėlimas savo kažkokio tai tobulėjimų, žinių, išeiti į tas geresnės emocijas. Tai čia yra ta versija tokia, kad yra žemų vibracijų būtybės, tie vadinami pasąmoniniai demonai, kurie žmogų, su kuriais mes ir dirbam beje, tai kurie jų laiko tose blogose emocijose, kai jas pradirbi, tada gali pakeisti į aukštesnės vibracijas arba į tas geresnės emocijas ir žmogus jisai pradeda daug geriau jaustis. Tik tai dėja pats žmogus to nepasidarys. Kad ir kaip norėtų, nes kad ir daugybę metų žmonės ten medituoja, bando kažkokius dvasinius praktikas patys, jiems tas nepavyks, todėl kad elementariai tiesiog neužtenka tik tai žinoti teoriją. Reikia, kad kažkas tas, kas jau praėjęs, paimtų ir pravestų ten, sutvarkyti, padėtų. Tai va. Ir kaip vyksta hipnoterapijos sesijos ir ko žmogus gali tikėtis?
Ta prasme, kaip vyksta, kaip nuotoliniu būdu, norite paaiškinti, kaip tas procesas vyksta. Tai užtenka žmogui girdėti tik tai mane, pavyzdžiui, ir man jį girdėti užtenka, kad jisai turi būti aplinkoje, kuri jo netrikdo, kuri gali susikaupti, atsipalaiduoti. Tai pirmiausia, ten yra 2 atsipalaidavimo būdai. Vienas tai yra fiziškai atsipalaiduoti, kitas atpalaiduoti sąmonę, kad jo visos mintys netrukdytų, nueitų į šoną, reiškia, jisai galėtų susikaupti, išgirsti savo vidinį balsą, kadangi mes, arba vaizdiniai, arba balsas, mintis, reiškia, mes, kadangi prasidirbę, mes turim galimybę žmogų įvesti į tokią būseną, kur jisai prisijungia, arba mes jį prijungiam prie jo pasąmonės, paprastai pasakius. Kodėl tai vyksta? Todėl, kad tai žmogus pats visą tai daro. Mes jį galim tik pravesti, padėti, kadangi žinom technikas, kaip surasti, ką padaryti reikia, kaip jas pradirbti, tai mes galim žmogui tiesiog komandas duoti, reiškia, jeigu jisai suranda kažkokią programą, kuri jį valdo, mes jam galim sąmoningai pasakyti, kaip su ją susitarti ir išleisti. Kol jis to nepadarys, jį valdys visada tą programą. Vat jinai iš kur atsirado, ar jinai iš išorės, ar žmogus pats ją sukūrė, mes to irgi nežinome, bet mes žinom, kaip jas pradirbti. Nes tiesiog nėra faktų, iš kur jinai atsirado. Yra tiesiog tik tai teorijos, kurios nepagrįstos mokslo, kaip sakant, bet jos 100% veikia, kaip tas automatas rusiškas Kalašniko, jisai kai pradirbi, rezultatas garantuotas. Tai reiškia, dirbam nuotoliniu, nes nereikia tikrai susitikinėti. Kitas dalykas, žmonės tie, kurie nenori daryti, keisti kažko, su jais beprasmiška. Dėl to mes darom tas nemokamas konsultacijas, kad išsiaiškinti, ar žmogus kažką darys, ar jisai stengsis. Tai kada visą tą pataisai, dažniausiai tai yra rekomenduojamas kursas 2 mėnesių, 8 seansai, 1 kartą į savaitę, kad išsipakuotų tą informaciją po truputį palaipsniui, nes ten žmogui iš karto visko neina pradirbti, visos tos vaikystės. Tada žmogus tampa suaugusio emocijomis, nebesivelka jam praeitis, jis pradeda gerai jaustis, pradeda teisingą vidinį balsą girdėti ir jisai iš tokios būsenos gali jau kažkokius planus kurti, gali tuos pačius santykius kurti ir jam tai sekasi, tai pradeda ta vadinama mistika vykti jo gyvenimais, tada pradeda netgi atrodo susidėlioja ta jo pasąmonė, kurios mes nelabai ką įtakojam, mes šiaip jos nelabai įtakojam, mes galim jai tik tai pakenkti savo tais klaidingais įsitikinimais, mes trukdome pasirūpinti kūnu, nes jinai jau ten sudėkta bazinė informacija, tas, kas ateina, sakykime, su gimstančiu vaikučiu, jisai gimsta laimingas, visas džiaugsmingas, sveikas dažniausiai. Būna ten niuansų, kada ateina tas vaikas, galbūt turi kažkokią pamoką, gal tėvam įnešti, sakykime, arba jisai, reiškia, jam taip skirta, jisai tokį pasirinkęs galbūt tą kelią, tą sielą, kad atėjo ir ten išeina anksti labai. Bet dažniausiai tai ateina sveikas, laimingas vaikas, jeigu jis ateina į šeimą, kuri jo laukia, myli. Bet jeigu jis ateina pas tokią, kur ten vėl santykiai yra tokie tik tai, kad kažkokio atsitiktinio sekso dėka gimęs tas vaikas, dažniausiai tas vaikas jau ateina viskas su nenoru gyventi nuo ten, kada atėjo siela į mamą. Jeigu padaryta išvada, kai jo nenori gimdyti, prasideda jau nuo ten problemos. Visą tą galima informaciją pradirbti. Bet tokiam vaikučiui gali jau būti bėdų. Mes jau ne kartą turbūt kalbėjom apie tai, kad tie vaikų likimai ir yra paprastai, dėl ko dar gali būti, pagrįžkim prie to, kad vienoje šeimoje 2 vaikai, vieno likimas geras, kito blogas. Tai tarkim, pirmas vaikas, kuris buvo nelauktas, ir jie ten buvo gal baimės, gal nepasitikėjimas, pinigų trūkumas, jie tada galvoja galbūt negimdyti to vaiko. Ir tas vaikučių pasąmonė turi tą informaciją destruktyvę, noriu manęs atsikratyti, manęs nemyli, manęs nelaukia. Ir tada, jeigu jie persigalvojo, susituokė, pagimdė tą vaiką, tas vaikas savyje turi pasąmoninį konfliktą, jisai aplinkos priverstas tuos savo tėvus mylėti, kurie jo nenorėjo gimdyti. Šitas vaikas gali gyventi su depresija visą gyvenimą, jisai save naikins visais įmanomais būdais.
Tai rūkymas, alkoholizmas, ten santykiai destruktyvūs, narkotikai, uostymas visokiausių, bet kaip jis išmanys, netgi masturbacija prie to pačio gali būti. O kitas vaikas gali būti va toj pačioj šeimoje, sakykime, jau jie susimetė, jau kažkaip tai sulipdė tą šeimą ir kito jau sugalvojo, kad jie laukia, jau jie nori. Tai va tokio vaiko, kurį jau aukia ir norėjo, tas vaikas neturės tos destruktyvios informacijos, jisai gali pas jį visai kitaip likimas eiti, jisai džiaugsis, bus laimingas, nes jis neturi to pasąmoninio konflikto. Tai va nuo to irgi labai stipriai priklauso šitas dalykas. O kaip vystyklų programa galėtų kaip čia suformuoluot klausimą, kaip vystyklų programa galėtų atsiliepti santykiuose? Tai labai paprastai, vystyklų programa tai yra toksai dalykas, kad kaip aš ir visose strateginėse sesijose sakau, jūs pabandykite įsivaizduoti dabar save suaugusį, kurį surištų į tramdomus marškinius ir paguldytų pusmečiui tokį. Kokią jūs ten darysit išvadą. Nieko ten gero nebus, greičiausiai pradės stogas čiuožti. Tai va šitą padaro su mažu vaikučiu jau nuo vaikystės. Ir vaikas jisai dažniausiai daro išvadą, bet irgi ne visi yra išimčių. Ten, kurios mamos galbūt sąmoningesnės buvo, jos ten nerišdavo taip stipriai. Bet yra tokių, kur suvystydavo, kad iš vis pajudėti negali vaikas, tai reiškia, jisai tokiu būdu pasiduoda, jisai pasąmoniai tiesiog nesąmoningai, bet jisai nusprendžia beprasmiškai priešintis. Reiškia, tada jisai supranta, kad juo turi pasirūpinti mama. Čia vat ir daromi, vergai buvo tuo metu taip, sąmoningai. Reiškia, darbininkai, kad jie galėtų klausyti komandų, vykdyti jas, tai šitą labai stipri programa, kai ją nuimi ir atsipalaiduoja labai stipriai visas pojūtis žmogaus. Tai vat reiškia, tada jo turi rūpintis mama pradžiui, paskui jisai ieško, jau kada užauga, vat būtent, kad juo rūpintųsi vyras arba žmona, ko pasiekoje paskui labai sunku išeiti iš toksiškų santykių, ten muša, skriaudžia, kažkaip išnaudoja, tyčiojas ir negali žmogus išeiti ir nesupranta, kodėl jam jis nieko nedaro, jokių veiksmų, todėl, kad jis yra ta pasąmoninė programa. Ir paskui jau jis tada, aišku, eina į samdomą darbą, dažniausiai šitoks žmogus. Tam darbė sėdės iki galo, kol ta įmonė užbankrutuos, kol jį išmes arba, žodžiu, sveikata nebeleis dirbti, tad tol tie žmonės ten gyvens. Bet kuo nauja karta ir skiriasi, kad jau jiems tos nėra programos, kurie vystyklų neturėjo. Pas juos daug laisvesnis savijauta ir jie neina už mažus pinigus dirbti tos samdomus darbus. Na ir paskui, aišku, automatiškai tie visi jau dabartiniai virš 40 metų žmonės, kurie turėjo vystyklos, kai kas šiek tiek dar jaunesnius dar kankino, reiškia, jie ir iš valstybės reikalauja visokių, kad jais pasirūpintų, jie principė neprisima atsakomybės už savo gyvenimą. Štai vystyklų programa, ant kiek jinai yra sunki, sudėtinga ir ją būtina pradirbti labai dažnai 40-mečiam, 50-mečiam žmonėm reikia kelių seansų, kad būtent ne kartą užeiti tą programą pradirbinėti, nes jinai nenusijima taip lengvai, tai yra įsisenėjusi programa, kuri kaip įsikirtęs už plaukų laikosi ir ją sunku yra pradirbti, reikia laiko. Tai ne visiems lengvai pavyksta ją iš pat pradžių paleisti. Bet rezultatai labai geri, kada pasileidžia šitą vystyklų programą. O apie ką ir kalbėjau, kad ten žmogus sėdi ir kažką turi daryti. Nuvažiuokit pas močiutės, pas savo vyresnius žmonės, jie nenusėdės ramiai su jumis prie televizoriaus, turės kažkur savo dėmesį ir savo veiklą kažkokią daryti, ten ims valys, tvarkys, kažką dėstys daiktus, kad tik tai nebūtų ramiai. Tai čia yra ta būsena bloga yra dėl vystyklų. Kaip jau ir aptariam šitą klausimą, ar galime patiems save hipnotizuoti santykių gerinimui? Galima. Tada baigti klausimą. Tai kaip ir minėjote, kad ir galima, ta prasme, bet ir minėjote, kad iš tikrųjų savo tos šaknies dažniausiai kaip ir netras žmogus. Iš kur kas kaip? Taip, dažniausiai netras žmogus šaknies, todėl kad
taip mūsų organizmas sutvertas, kad reiškia ta bloga patirtis, kuri buvo labai nemaloni, ten dažniausiai, kai mes kaip specialistai įvedam žmogų į tą būseną, žmogus apsiverkia toj būsenai. Jam pasakai, užsimerk, galime dabar tą patį padaryti, tą strateginės sesijos metu, ką mes darom. Aš esu daręs tą tiesioginį eterio metu, netgi žmonės rašė atsiliepimus. Bet jam sakai, tiesiog užsimerkite, dabar suraskite savo kūnę, kurioje vietoje yra ta bloga būsena. Nukreipkite dėmesį į ten tiesiog, surasti, kaip jisai atrodo, kokį vaizdinį, spalvą turi ar kažką. Ir žmogus, kada mintimis vaizdinį suranda tą kažkokį, jau paklausi, kiek metukų buvo, kada pas tave apsigyveno. Ateina pati pirma mintis, tarkim, ten 5 metukai. Ir tada mes paprašom, parodyk, kas ten įvyko tuo metu. Žmogui, kada atneša tą informaciją, tą vadinamą būtybę arba tą programą. Ir jeigu ten buvo būtent šaknis, žmogui iš karto ašaros pasileidžia, emocijų graudinas. Tai čia ir yra tas dalykas, kurio žmogus bet ką darys, kad tik tai neįtų į tą momentą. Jisai visiškai, bet kaip, sakykime, vengs, kad tik nepatekti į tą būseną. Nes jį jo organizmas saugoja, kad jo neskaudintų, kad jis galėtų toliau gyventi. Tai taip su kiekviena ta emocija yra. Aš pats, kadangi praėjęs daug seansų, tai mano vaikystė pradirbinėjama buvo, aš daugybę kartų ašarojau už tai, kad kai įveda tave suaugusį žmogų į tavo vaikystę, tau pasileidžia ašaros, kur pas tavį yra užspausta emocija. Ir ta emocija pereina į ligas, jeigu žmonės jų nepaleidžia. Tai yra visokie fiziniai negalavimai, kurie pasireiškia, o paskui jau žmonės čia bando visus gydyti, jau kaip sakant, jų simptomus tos neišsprendžia problemas. Visi aukšti spaudimai, pavyzdžiui, tai yra žmogaus užstrigusi būsena, kad jisai, tokioj kariavimo būsenoje, kažkas tai nutiko, didelis stresas ir jisai užstrigęs yra pasąmonėje, ta būsena, dėl ko jisai blogai jaučiasi ir jam kelia spaudimą tas dalykas. O čia prasideda vaistus nuo visų galų duoda ir nieko neišsprendžia bėdos. Yra pasąmoninė programa, tiesiog kurią reikia pradirbti. Mhm. Ir grįžtant prie ankstesniojo klausimo, kur kalbėjom apie, kada tėvai nenori, kad gimtų vaikelis, kada mama nenori, kad gimtų vaikelis, atsideda ta savidestrukcija tokia. Pasąmoninis konfliktas labai stiprus yra, tai būtent ten depresija yra su šito reikalu susijusi dažniausiai. Nenorimas tas vaikas. Čia labai kokie 90% atvejų, kada žmogui depresija yra dėl to, kad jo nelaukia tėvai. Ir labai stipri programa. Bet kaip vaikai turi autoritetą savo tėvus ir lyg jie nusprendžia, ar tam vaikui toliau seksis gyvenime ar ne, ar jisai turės gyvybę ar ne. Ir tas nenorėjimas vaiko, tai taip skaudžiai paveikia. Yra dar toksai dalykas, kad tas vaikas niekada savo negali pripažinti to. Jisai nesupranta to, jis jaučia, pas jį yra visi simptomai, kad tie tėvai jo nemyli, bet jisai savo nepripažįsta. Jis tiesiog ignoruoja tą informaciją, kad galėtų toliau gyventi, nes tai yra jo tėvai, jisai priverstas aplinkos, jam pasakyta, čia tau tėvai, tu juos turi mylėti ir viską. Tai yra pradžioj, kada pradirbi tokį žmogų, jam ateina suvokimas, kad tie tėvai tavęs, ar ten motina, ar tėvas tavęs niekada nemylėjo. Tai pradžioj būna didžiulis nusivylimas, didžiulė tokia depresyvi savijauta. Po seansų reikia, kad susigulėtų. Kai kada netgi agresija būna ant tų pačių tėvų ar ten ant tų savo kažkokio artimųjų. Čia šitoj situacijoje tai yra tėvai. Ir tada tik tai, kai kam prireiks metų, kokių, kol ateis, suvoks, kad sudėlios viskas į lentynas ir supras, kad tie tėvai gyveno kažkaip taip, kaip jie mokėjo, jie turėjo kažkokias tai savo nustatymus, savo tas klaidingus įsitikinimus ir jie elgėsi taip, kaip tiesiog jiem atrodė. Tai ateis laikas susitvarkyti, bet pradžioje tai būna labai skaudu tas dalykas, kai žmogui reikia pripažinti, suprasti, kad tavęs nemylėjo, nelaukia. Tai
Čia galiu pasakyti, va šitų žmonių yra dažniausiai alkoholizmas po šito slypi. Bloga savijauta, depresyvi, antidepresantai, vat kažkokie netgi narkotikai, tas bėgimas nuo realybės, tai ir yra po šito slypi dalykų. Dažniausiai. Tas tėvų nenorėjimas, pažiūrėkite, kiek, jeigu tai procentaliai, tai yra gal tik tai 90%, tai yra tiksliau gal 10% auktų vaikų tikriausiai, o 90% neauktų. Dažniausiai tai alkoholis naudojamas ir kažkokios tai šventės, kurios irgi dirbtinės yra sudarytos, kur seksas neplanuotas ir paskui ten dar yra labai dažnai, kad primeta, vat, jaunos merginos pasirenka, būna seksas pastoja ir po to jinai primeta kitam tą vaiką, dar čia reikėtų DNR dažnai pasidaryti, nes yra tokių, kur keičia partnerius ir paskui išsirenka tą, kuris atrodo naudingesnis, pelningesnis, tai yra tikrai labai daug tokių istorijų. Ir labai daug skyrybų, kada yra, daro DNR tyrimus ir paaiškėja, kad vaikai ne jų yra. Va tokie mielos tos mūsų moterys yra. Vyrai taip nesielgia, jie neprimes savo vaiko kitai. O moterys jos tą moka ir ko puikiausiai manipuliuoja vyrais. Ir čia va irgi ir skyrybos nuo šito būna, ir bloga savijauta. Ir visa ta informacija yra, vat netgi neištikimybė, jinai anksčiau ir vėliau išlys, kaip tai jau išmaišo. Jūs patikėkit manim, nepraeis taip. Retai, kada ten būna 15-10 metų, kažkas būna neištikimybės, vis tiek išlysta jau ir sugriaus tą šeimą, bus labai daug emocijų, daug skausmų. Nes taip yra sutverta, tos būtybės pasąmoninės, jos sukurs tas situacijas, kad jūs išlysit į paviršių, visų gražumo, tada teks rėpti visą tą. Tai ir skyrybos, ir turtų dalybos, ir vaikų dalybos, nebendravimai su vaikais, viskas bus. Va tie, kurie eina tuo keliu, patikėkit, tai bus. Tai jau. Ir netgi pagal savo gimimo datą galima pasiskaičiuoti, per kokią šventę dažniausiai buvote pradėti. Tai jo, dažniausiai tai tėvų gimtadieniai, kažkokie nauji metai, kada žodžiu, baliauninkai užsiminėjo neplanuotų ir nekontroliuojamų seksų. Tai va. Ir kaip hipnozė gali padėti pritraukti tinkamą partnerį į savo gyvenimą? Tai pagrįžkim vėl prie to pačio, kad reiškia, jeigu mes neįtakojam savo pasąmonės, nes jinai daro nuo 4 iki 6 milijonų procesų, tie, kurie šiuo metu šiandieną gyvena, ir jisai gyvena su ta bazinė informacija, kuri jam sudėta, kaip išgyventi, ir dar daug vaidingų įsitikinimų, kur sąmonė visą laiką kritikuoja, ten sunku patikėti, kai jis pasiturintis, kai jisai gali pritraukti teisingą žmogų, jeigu tos mintys sukasi tokios, ten sudiegta, ir tai sugeba žmonės sukurti kažką, tai įsivaizduokite, kai pradirbi tą ir teisingi įsitikinimai, nėra tų klaidingų kažkokių tai kritikų, kuris tave žemina, kuris tau pasitikėjimą smugdo. Tada reikia pasitikėti savo pasąmonę, jinai jums sudėlios viską taip, kad būtų tinkamas žmogus. Ir netgi ir tie patys turtai lygiai taip pat ateina ir sveikata pa žmogų, kada jam jisai nesistengia kontroliuoti savo pasąmonę. Kada, sakykime, mes darom sąmoningai žmogui ir tą gausą pritraukti, ir turtą kažkokį, teisingus įsitikinimus sudėti, tada jo pasąmonė dėlioja daugybę procesų, kurių žmogus sąmoningai niekaip nesupranta. Mes sąmonėje tai bandom kažkokius veiksmus planuoti. Labai dažnai žmonės tą ant savęs patyrė, kad jie, pavyzdžiui, kažką užsiplanavo, kažkokį tikslą, ir jie neplanavo, kaip jie visus žingsnius padarys, bet jo pasąmonė viską sudėliojo, kažkokie žmonės atsirado, kažkur nuėjo, kažkas jam patarė, padavė, žodžiu, visą taip daro pasąmonė. Ir kada jau žmogus išėjęs iš to viso savo bazinio, kas jam duota,
nuo tėvų vaikystės ir mokyklos. Jisai gali daryti stebuklus. Tai, taip galim vaizdžiai pasakyti, kad tai yra stebuklai. Tai paprasta magija, jinai vyksta, kurios mes nesugebam paaiškinti, bet jinai vyksta. O tada žmogus deda tikslus kažkokius. Labai dažnai žmonės jokių tikslų neturi, jie iš viso jokio plano į ateitį neturi. Tai kaip jis gali ką nors sukurti, kažką pasiekti, jeigu jisai net rytoj gyventi nenori. Tai apie kokius planus čia yra kalba. Ir kai užduodė tokį esminį klausimą, ką jūs norėtumėt pasiekti po metų, kur būti, kaip gyventi, kaip jaustis, tas žmogus nesugeba sureksti to sakinį. Kaip jis norėtų jaustis, kur jis norėtų būti, nėra jokio plano, absoliučiai. Tai jeigu jūs nekuriat nieko į ateitį, jokių minčių planų nėra, tai automatiškai jūs nieko nesukursit, jūs gyvensit savo toj praeityje, kaip dažniausiai visi gyvena. Mintis praeityje, apie visas praeities patirtis, tik tai prisimena, iš karto ašaros bėga. Ir tai nėra netgi, galim pasakyti, jokio amžiaus limito nėra. Tai su savo tėvu kalbėjau, kuris virš 80 metų, ir jisai grįžta į tą pačią vaikystę ir pradeda ašaros kauptis, kada jis prisimena vaikystę. Ten niekas nepaleista yra. Jisai neprasidirbė su savo vaikiško emocijų ir jos jį įkalinusios iki šiandien. Pas visus tas pats yra. Tik tai tų seansų metu, dirbant su pasąmonė, galima išeiti iš šito liūno. Bet kiek daug klaidingos informacijos, kad jūs ten bijokite, tai yra nuo velnio ir panašiai. Priešingai, jūs ten galite susitvarkyti viską, ką jūs turite savo, visas patirtis. Nereikia bijoti, čia bijo, tai dažniausiai visi tie, kur prastai gyvena, jie visko bijo, jie bijo pinigus prarasti, bijo sumokėti, bijo investuoti. Ir jūs to nepasieksite niekada, nes jūs bijot. Jums netgi sudiegtos tos programos, kai jūs nedarytumėte nieko. O tie, kur žmonės jie ryštas, jie supranta, kad investuosiu, gausiu, negausiu, vis tiek darysiu, eisiu toliau, jis tada čia sumokėjo, pabandė, nepavyko, ten eina, kitur daro. Šitas žmogus jisai pasieks rezultatus. O tas, kur kažkur pabandė, jį apgavo, nes čia irgi yra to vadinamo biedno žmogaus vargšo įsitikinimas, kad jį visi ketina apgauti. Ir jeigu jau jis ką nors ims, tai tik nemokamai, geriausiu atveju. O nėra tos informacijos, kurie būtų už dyką ir veiktų. Niekas jums jos neduos už dyką. Jeigu jūs norit gauti rezultatą, teks susimokėti. Atitinkamai čia priklausys nuo specialistų, ką jis išmano ir kiek jis save vertina. Jeigu jis nevertina nieko, tai jis jums darys už dyką. Jisai tada tie rezultatai jos bus tokie patys. Nes šį yra tas toksai reiškia, kaip jūs elgiatės, jeigu jūs nemokate už savo, tarkim, turite automobilį, jisai sugedo. Ir jūs galvojat, kaip jį pigiau susiremontuoti, gal pats pasidarysiu, kaip aš kai kada darau. Tai čia yra ta tokia nuo seno likusi programa, aš tą darau, todėl kad aš labai gerai išmanau, pirmiausia, dėl to tą darau. Bet sakykime, tas ir yra, kai nenori samdyti kito žmogaus ir jam sumokėti už tą, kame jis yra profesionalas, tai kai pas tave ateis tavo paslaugą pirkti, lygiai taip pat tau nenorės mokėti. Nes tai yra tavo įsitikinimas ir tas žmogus, jisai su tavimi elgsis taip, kaip tu darai. Tai atrodo labai viskas paprasta, bet taip yra. O pas mus tas biednas žmogus galvoja, aš pats ten savo smegenis prasidirbsiu, reiškia, pasidarysiu savo hipnozę, susitvarkysiu viską. Aš pats ten maistą pasigaminsiu, aš, nežinau, išsigydysiu, pats viską pasidarysiu. Labai dažnai čia tokio, čia jūs tik nežinot, mes čia galim viską patys pasidaryti. Teisingai, mūsų pasąmonė viską gali padaryti, bet kada yra ten tiek daug ribojančių programų, mes nieko patys nepasidarysim. Kai jūs praeisit atitinkamus etapus, susigrąžinsit sielą, tą šviesuliuką, kai kada prasimuša, tada jūs galėsite jau įgausit instrumentus, kaip dirbti su savimi ir kaip pasitaisyti ir tą sveikatą, teisingus įsitikinimus įdiegti. Ir viską, o kol žmogus jisai tik tai per sąmonę bando savo pasąmonę įnešti kažkokią informaciją, kaip pavyzdys iš tos pasąmonės gale knygos, reikia savo kartoti, turtas, sėkmė, meilė ir laimė lydi mane kiekvieną akimirką.
O jeigu nepradirbta, žmogus viduje jaučiasi blogai, jis jaučiasi bomžas, jisai neturi pinigų, jisai eina į samdomą darbą, jis nekenčia ir savo šitokį dalyką kartos, tai vėl tas pats yra, tai yra tik tai į lygą gali žmogus nueiti, į psichologinę kažkokią psichinę lygą, kuris jausis dar blogiau, tą depresyvį užpausį. O kai prasidirbė žmogus, jis gerai jaučiasi, jis supranta, kad nėra ten prioritetas, tik tai nes ten žmogaus nepaleidžia minčių, jisai pastoviai dirba ir kur gauti pinigų, pinigai be sustojimo, ten yra pyktis, nervai ir jisai nepaleidžia tos emocijos. Kol jisai neišeis iš to, jis ten gali kartuoti bet ką, jis nieko nepritrauksis, pinigų magnetas joks nebus, pas jį niekas nesusidėlios, niekas absoliučiai, tai ir vadinama šizoterika. Kai pratvarkai tą pasąmoninės programas, tada jisai tiesiog pasitikinčiai daro kažkokius, dėlioja planus, kuria kažką daro, reiškia, ateina klientai pas jį, jisai žino, kad jam reikalingi pinigai nueiti į parduotuvę susimokėti, žino, kad už elektrą reikia sumokėti, už viską reikia mokėti, tada jisai supranta, kad jam už jo darbą turi irgi sumokėti, jis nedirbs tada nemokamai, nebus jokio iš gailesčio, iš dar kažko, tiesiog jūs suprantate tą ir tada jūs galite duoti rezultatą. Kol jūs patys to nesuprantat, kaip bedlys meistras, tai nieko nebus ir jums patiems nemokės ir tie žmonės negaus naudos ir rezultatą. Tai Iš tikrųjų, toks gyvenimo paradoksas, kad žmonės, kurie gauna mažiausius atlyginimus, jie labiausiai ir bijo pakeisti tą darbo vietą. Nors realybė tokia, kad, ta prasme, tokią darbo vietą labai lengva gauti. Ir ar būtų ką prarasti, ne? Toksai dar būtų klausimas. Tai, kaip ir minėjau, kad, paradoksas gyvenime, kada, viską patys ir kur su jo, bet dar įdomus variantas, čia iš viso tokio, tos pasąmoninės programos, kaip veikia, žmonės skambina, kurie gyvena užsienyje. Jie neturi pinigų. Kaip veikia tos programos, jie užprogramuoti būti tais vargšais. Kad ir augos jų didesnis, jie neturi ten pinigų, jie neturi santaupų jokių. Tai čia kai kada žmogui labai įdomi būna, ateina, kuris nedirba žmogus, jisai turi pinigų ir nusiperka kursą, jisai dirba, stengiasi, daro, jisai neturi darbo, bet jisai perka. O tie, kur darbe dirba, jie neturi pinigų ant kurso nusipirkti, susitvarkyti vidų ir kažkokius pakeitimus savo gyvenime daryti. Ant kiek yra įdomi. Čia netgi irgi ta sistema tai programuoja, kad žmogus jisai privalo dirbti, privalo norėti, geisti ir tada jisai tokiu būdu tampa įkaitu. Jį tada aplinka reikalauja, ten žmona ar vyras nori kažkokią mašiną mandresnę, jisai ne dėl savęs ją perka. Bet yra viduje tos programos būti mandresniu prieš kaimyną, pasirodyti prieš draugus, pažiūrėkit, koks aš. Tai čia yra nebuvimas savivertės, jis tada galvoja per daiktus įrodysiu. Galim pažiūrėti užsienyje, visi, kurie dirba, dažniausiai pirmiausia, tik tai kažkiek atsigavę ant pinigų, jie perka visus brandinius rūbus, kad jau matytų, kad eina ir reklamuoja kažką tai tos drabužius. Ne dėl to, kad tai jam būtų pačiam smagu, bet jisai perka dėl kitų šitos daiktus. Tada visi papuošimai, visokiausi kvepalai, laikrodžiai irgi tas pats yra. Tai po to jau eina sekantis etapai, kada žmonės sąmoningėja, tuos daiktus visus perka dėl savęs. Tai tada jūs retai pamatysite ten tos visokius užrašus, kokie ten yra, nes jie dažniausiai, jau kai žmogus dėl savęs perka, jisai nesistengia kitam įtikti. Tai taip ir turtingi žmonės daro, jie perka dėl savęs daiktus. Ir dar dalykas, kas yra turtingų ir vargšų požiūris, tai vargšas perka daiktą, nesuprasdamas, kokią naudą jis jam atneš. O turtingas visada pirks daiktą tokį, kuris jam bus naudingas. Jisai mato, ką jisai su juo, funkciją, kokią jis atliks. Tai toks yra skirtumas. Taip. Ir kiek laiko trunka pokyčiai po hipnoterapijos, ar reikės daug sesijų?
Labai priklauso nuo žmogaus, kiek jisai turi ten tų savo vadinamų psichotraumų, patirčių, bet dažniausiai tai per tuos 8 seansus mes pradirbam pakankamai daug visas tas pinigų blokus, baimės, kas liečia santykius. Pagrindas siela yra sugražinti, reiškia, kad žmogus pradėtų jaustis gyvas, ne tas robotukas kontroliuojamas programų, o tiesiog jisai pradėtų mėgautis gyvenimu. Tai labai įvairiai čia tas yra tokių žmonių, kur jau jie įsisenėjusios tos depresijos, jiems daug seansų reikia, jau patirtis yra, kur 20 seansų reikėjo, bet jau yra įsisenėjusios iki ligų, kada žmonėm jau reikia perteikinti, žmogus turi patikėti, kai jis yra sveikas, tik tai tada jis pradės eiti į sveikėjimų tą būseną, sveikti pradėti. Kol jisai tuo netiki, jam yra pasėta programa, kai jisai ligotas, jisai tuo tiki, jam naudinga ta liga, jisai nesveiks niekada. Gali su tais simptomais kamuotis, arba tiesiog toks ir numirs, arba jisai nieko nepakeis, reiškia. Tai yra sudėtinga su tokiais klientais dirbti, bet įmanom. Tai sakau, tai negali apibrėžti, kad ten būtent dažniausiai ten vieną kažkokią problemą išspręsti, va ten kokius pinigų blokus ar ką mes galim tikrai per tuos 8 seansus sutvarkyti. Nes čia vis viena yra daug kitų programų reikia pradirbti, kad sutvarkyti, kad ir tą patį dėl pinigų įsitikinimą. Žmonės ateina tokie, kurie jokio sąmoningumo lygio nepasiekia ir jie nori tik pinigus prasidirbti. Tai taip nesigauna, reikia jį pravesti, kai jis ateitų labai daug sričių, suvoktų, kaip čia veikia, tik tai tada jam paleis ten, su to tas teisingas balsas viduje atsiras, kuris mintis teisingas, nebe kritikas, ne žemina. O po to jau jisai, kaip sakant, gaus instrumentą, kaip teisingai gyventi ir su visu šito jisai turės savarankiškai gyventi. O kaip ten tie vadinami neturintys žmonės pinigų, jie įsivaizduoja, kad aš dabar čia nusiperku kursą, sėdžiu koją ant kojos ir reiškia, man dabar turi tas instrumentas materializuoti pinigus. Ne, jūs turėsite daryti kažkokius veiksmus, reiškia savo sugebėjimais daryti, dirbti ir tik tai už tokį dalyką jums mokės. Čiūrikus taip. Mokyti. Nieko nedaryti daugiau. Tai kada yra suaugusių žmogaus emocijos, jisai nebėra tų vaikiškų, jis tada pasitikė savim, kažkokius tai, kas teikia jam džiaugsmą, jis usims, darys, planuos, atsiras ir žmonės, kurie reikalingi. Netgi, tarkim, verslui pradėti, visi galvoja, kad reikia iš karto ten pinigų daug turėti, tik tada jie galės pradėti. Čia yra to vargšo požiūris ir mąstymas. O tas, kuris kažko pasiekia, jis pradeda dažniausiai nuo nulio. Pažiūrėkit visų sėkmingų žmonių istorijas, jie pradėjo nuo tokio pačio nulio. Tik tai jie niekada negalvojo, kai jiems reikia iš karto daug pinigų. Jie tiesiog matė viziją, ką jie darys, jie darė, stengėsi, kažkokius veiksmus darė ir pasiekė tai. O čia dažniausiai tie, kurie nieko nedaro, sėdi samdomam darbė, jis galvoja, ne, tai man reikia dabar čia milijono, aš tada sėdėsiu toliau, nieko nedarysiu, tas milijonas kažkaip tai padarys, padaugins dar tų milijonų man. Nebus taip. Tas materializavimas, ar ten svajojimas, teisingas mąstymas, jisai reikalingas. Ir kada pradirbta teisingai pasąmonė, tą teisingą mąstymą lengva įdiegti ir žmogus tada ir pradeda pasąmonė automatinius procesus daryti. O ko mes, sakau, čia turim tų labai daug klaidingų įsitikinimų, mes tai pasąmonė viską trukdom. Jis padarytų kažkokį darbą, bet jūs ne, tai čia brangu, čia daug pinigų reikės, ne, aš to nepasieksiu. Prasideda abejonės ir tada pasąmonė išmuša iš vėžių ir jinai tiesiog gauna, kaip sakant, kai sako pavyzdys toksai, pas taksistą įsėda ir tu jam pasakai, mane vežk į Kauną, į Vilnių, į Jonavą, į Klaipėdą, į visas rytis. Tai ta pasąmonė, kaip tas vairuotojas, sakys, gal tu lik laukan, kur aš tavęs nevešiu. Nėra tikslo konkretaus, kur reikia nuvažiuoti.
Bet kai įsėdi, pasakai, vežk mane ten, tada į tave nuveš. Taip ir pasąmonė dirba. Man reikia, va ten, nežinau, namo, turto ar kažko, ta linkme varai. Užduodi ir nėra jokių abejonių, kad čia brangu, čia pigu, čia nepasieksiu, neuždirbsiu, čia labai daug visko. Bet kai šito nėra, vidinio kritiko, tada galima pasiekti praktiškai viską gyvenime, ko nori. Tai va. O iš kur tas vidinis kritikas atsiranda? Tai va, tas vidinis kritikas tai ir yra, jeigu gerai pažiūrėjus, tai yra, mes aišku turim kitą versiją, kur yra pasąmoniniai demonai, kurie yra čia daugybę metų, jiem laikas iš vis neegzistuoja ir jie mus valdo kaip žmonės. Ir reiškia, ant vienos ar kitos programos užtenka va, ten tėvui ar mamai pasakyti frazę arba mokytojai, kad tu ten eisi, žodžiu, kažkokį šunim šeiko pjaut ar panašių frazių. Ir tas vaikas, jisai va, tą įsileidžia į save, padaro kažkokią išvadą. Ir labai dažnai mes ją, kada dirbam seansų metu, mes matom būtybę, kuri tą ir daro. Kažkokius va to žodžius sako tam žmogui. Ir kai juos išimi, tada nebelieka to balso, bet jį reikia su juo susitarti, reikia suprasti, kada jis atsirado, ar jis nebuvo praeitos į gyvenimus, ar jis nebuvo ten pars protėvis, va tą vadinamą programą. Kai ją paleidė, tada žiūrėk stebuklai vyksta, tada gali pakeisti vietoj jos kažką.